Sveiko žuvis. Na, tęsiasi neblogas laikas, taigi jau bendrai daugumai žuvų baigėsi sudėtingas periodas ir prasideda džiugus periodas ir aš manau, tikrai pajutote, kad jums sekasi vis labiau ir labiau. Aišku, kurie norite asmeninių konsultacijų, drąsiai rašykite man į Messengerį, derinsime jums patogų laiką. Na, o dabar tik spauskite patinka ir prenumeruokite mūsų kanalą. Taigi tęsiam. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jausitės puikiai ir to žuvis, kurios turite viršsvorio, o mes žinom, kad ta žuvis taip yra arba labai lieknos, arba tokios su polinkiu į pilnumą, tai galite mesti svorį, nes tam turėsite daugiau valios. Iš vis šitas tokia savaitė yra, kai pajusite, kad jums tikrai baigėsi sudėtingesnis metas ir turite daugiau valios. O kaip žinia, valia yra visako pagrindas. Tai yra mintis, o mintis duoda, reiškia, norų materializavimą. Taigi po truputį einate į kalną. Dabar kitas aspektas labai yra įdomus tuo, kad jūsų emocinis fonas bus labai geras. Ir jeigu netgi buvote pesimistės, daug tokių žuvų yra, tai staiga pajusite, kad jūsų svajonės yra optimistiškos, kad jūsų yra dvasia pakilime ir jūs jau galvojate, dūmojate apie gražius dalykus į ateitį. Taip pat labai palanku yra viską daryti, kas yra susiję atnaujinimu su nekilnojamu turtu. Tai žinokite, kad tie dalykai atneš jums didesnę naudą negu įprastai ir padėsite pagrindus savo harmoningai ūkiniai tai buitiniai daliai. Taip pat galite turėti kažkokių labai didelių džiaugsmų tie, kurie laukite vaikų. Tiesiog pasijusti, kad jie jau ateina. Taigi, mielieji, iki kitos savaitės.